Labas visiems, žemas startas, pavadinkim, jau paimtas. Lakstom abudu su Ina paskutinius potepius padaryti ir bandysim leistis į kelią. Nu, keliautoja, pakomentuok mūsų parkingo vietą, kaip vertini. Dar nesuprantu. Labai kažkaip keista. Ta prasme, mes mėgausim vidury senamiestį. Vidury senamiestį. Ir gatvėj. Madistė, kur varai? Noriu į Krakovos Oldtowną. Penktadieniukas. Išsičiusti, kad nepasakyčiau, kad net iš kemperio išsiridenus. Gražu influenceriau. Gaudau kadrus. Vlogui kadrus gaudau. Palaukit, netrukdykit man dirbti. Persirengiam ir eisim namo. 5 žvaigždučių vakarienė. Tiesiai į namus, viską. Man čia skonio harmonija. Labas rytas. Išsikrapštėm traiškanas. Rijo kakoja. Dabar einam rinkti aukso iš rudeniško parko ir varysim šiek tiek paeksplorinti miestelį. Žodžiu, paliekam Lenkiją. Paliekam Lenkiją. Krokuvą paliekam viską. Krokuvą. Realiai net ne Lenkija, o Krokuva. Daugiau mes niekur nebuvom. Taip. Turėjom važiuoti į Zakopanę, bet nebevažiuojam, nes išsiaiškinom, kad Zakopanė yra nedraugiška šunims. Todėl važiuojam į... Šiandien praėjimą stovim, ar kas yra? Nieko. Todėl važiuojam į Slovakiją. Kur išeini? Išeinu maudytis į degalinę. Į furistų dušą išeidė. 5 zlotai. Tai čia yra apie 2 eurus. Europam gal. Mažiau netgi. Ir štai dušas. Išeinu užpilt vandenuko. Pasipildom ir lekiam tolyn. Pareinu po dušo visą kvepinti, nusidušinus furistų duše. Va. Vyras jau gamina. Kas vakarieniai? Grikiai! Va tokios va stotelės yra, kur gali sustoti ir išsituštinti kemperio tualetą. Gerai, kad yra kas padaro šitą reikalą be manęs. Nėra pats maloniausias procesas. Ką tik įvažiavome į Slovakiją. Čia buvo siena, vidury niekur. Tai va, mūsų nakvynės vietos vaizdas. Norėjom daryti update'ą, bet ką pasakei? Kai atsisėsim geriau, nes dabar lipam. Ir yra biški. Dusulys? Fizinio aktyvumo trūkumas kasdienybėje.
Pirma naktis mūsų buvo minusiniai temperatūrai. -4, gal -5 buvo laukia iš tikrųjų. Bet naktį... Šiltai mėgojom. Jo, naktį, kai buvau prasibūdęs, tai jeigu eina jau iki ausų neužsitempus kaldros. Tai aišku, tikrai jau nebloga temperatūra. Patys spotai irgi iš tikrųjų gerą radom per tą programėlę Park for Night. Tai visiškai toksai wild, bet gražus vaizdai, gražus kalnai matosi. Tai šiek tiek dar pasimėgausim vaizdais ir po truputėlį žingsniuosim atgal. Ne, nes čia gerą valandikė jau pradės tempti. 4 valandą čia jau saulė leidžiasi. Jo, vaizdai geri gamtos, bet šiukšlinių iš tikrųjų nei vienos ir nemažai tikrai primėti, tai ir teršta. Tai jo, žodžiu, prisparkavom antrą naktį toj pačioj vietoj ir žiūrėsim, kur čia šiai dienai patraukti. Tai ką, bandysim keltis? Bandysim keltis, pusryčiauti ir mesim monetą, kur važiuojam, nes neapsisprendžiam. Bet kokia graži šukuosena tavo? Nu tai ką tu irgi? Labai fotogeniškai atrodai dabar. Yes! Herbas bus mažieji Tatrai. O skaitis bus Olafar. Taip. Ir... Herbas, važiuojam į mažuosius Tatrus. Nu va, atvažiavom į Žemuosius Tatrus, į tokį kalnų miestelį. Kur atėjome? Prie ežero. Kokio? Esančio miške. Kaip vadinasi? Nieko, palauksim. Nebelaukiam dabar. Aš neužlaikau informacijos. Kur mergaitė čia miškais gaunatės? Ieškau gražių vaizdų. Skaidrumas vandens. Nežinau, ar matysis per video. Gal matysis šiandien. Belenkai visiškai stiklas. Aš varau pasakiškai atrodo. Tas grinai miško ežeras. Labai švarus. Man gražiausia yra, kai žaruose atsispindi vaizdas nuo kranto. Gaunasi visiškai veidrodinis efektas. Einam į Traivodai. Taip ir turėjo kaip kažkokį. Pabuvom prie ežeriuko, pasivaikščiam. Dabar varom toliau. Valandą laiko pirmin, valandą atgal. Va, gyvatė kur guli. Eik, tai tik. Taip, ekspertė? Čia yra gyvatė nenumirus. Čia yra gyvatė. Taip, kad nesityčiok. Gadica? Gadica. Nu, baigėsi pagaliau asfaltuoti keliai. Atėjom tikrai į gražią gamtą. Miškas, kiek vėsoka iš tikrųjų. Žolė apšerkšnijus, tai aš nežinau.
turbūt plius minus jo bus apie 0, gal net lengvas minusas. Bet einant, judant, šalta tikrai nėra. Va, vaikštant miškeliu. Kokį grožį atradom. Tokiais takeliais. Wow. Labai gražu. Labai. Laukia vyrai manęs. Kur eini čigoniukai? Namo. Temperatūrų kaita čia yra staigi. Realiai, kol tai eini į priekį, tikrai būna karšta, bet jau lipant vėsta. Ir kai saulė jau leidžiasi, išvis būna. Kaip šalta. Tai labas iš ryto visiems, kaip sakant. Jo, tai vėsi iš tikrųjų naktis buvo. Atsikėliau 7 ryto, tai kemperį buvo 8 laipsnių šilumos. O tai kaip tu naktį miegojai, nešalta buvo? Vėsok. Buvo vėsok. Palindau porą kartų naktį po kaldrą, tai pilna galva, tada sušyli ir tada vėl biškį išlinti. Ir dar miegojau su termomaikė. Naktį... Šiltai miegojom. Jo, naktį, kai buvau prasibūdęs, tai jeigu eina jau iki ausų neužsitempus kaldros. Tai aišku, tikrai jau nebloga temperatūra. O miegojom iš tikrųjų labai gražioje vietoje. Čia už manęs, čionais, matosi rūke paskendęs vienuolynas. Tai vakar, kai vakare atvažiavom, buvo labai gražiai apšviestas. Tai va, tokioj gražioj vietoj miegojom. Dabar pagaliau bandysim važiuoti kelią, atidirbę darbo dieną ir kas prasitvarkė, kas praremontavo kemperį, taip? Taip. Kol kas Slovakijoje mums sunkiai sekasi su vandens papildymu, su tualeto ištuštinimo galimybę. Nežinau, kiek degalinių buvom sustoję ir aikštelių. Turbūt bendroji sumoje kokios 5-7, plius minus. Su vakar jaučiu daugiau dar ne. Nu, ir tiktais realiai, tiktais vienoj vakar šelė. Tiktais buvo galimybė pasipildyti vandenį, bet reikėjo kur kas ilgesnės šlangos. Ką veiki? Naminuk. Atrašinėju žmonėms, kurie mums rašo, palaiko. Aš jau nupirkau šlangas vandenį, viską dar einu tada smulkmenų paimti ir... Dėžučių maistą. Ir galėsim bandyti varyti. Einu kartu. Var. Pasiekėm jo Budapeštą, ne, Bratislavą. Tai irgi susiradom jau parkingą, kur turėjo irgi kaip ir būti vanduo, bet rezultate neradom, kur pasipildyti, tai tada išvažiavom, sakom, važiuojam link sienos, važiuojant link sienos, užsukom dar tokią didelę degalinę tenais, irgi dėja neradom, tai jo, priėmėm sprendimą ir išvarėm į Austriją. Kas yra tau? Ką veikia reperi? Įrašinėjau. Ką, singlą? Lakštelę. Pasirodyk su kokia šukuosena. Nu, taip yra. Labanakt. Labanaktis ir tau.